Vėlyvas labas vakaras visiems, kas mane klauso. Kalbėsiu vėl apie rinkimus ir iškart einame į Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapį ir šiandien norėjau atkreipti dėmesį į Lietuvos politinių partijų rinkiminius sąrašus. Ypatingai man įdomu pasidarė, kiek konkrečiai žmonių išstatė kiekviena partija ir ką tai galėtų reikšti. Nereikia labai būti gabių matematikoje, kad suprastum, kad kuo didesnis sąrašas, tuo daugiau šansų, kad ta partija surinks daugiau balsų. Tada politinės partijos, kurios turi skaitlingus sąrašus, turi galimybę išstatyti kandidatus įvairiuose miestuose ir įvairius specialistus ir žmonėms yra didesnis pasirinkimas. Ir kada partija išstato labai mažai žmonių, net ir jeigu visi tie žmonės praeitų į hipotetiškai už juos būtų prabalsuota, vis tiek Seime jie neturės daugumas ir nieko faktiškai negalės nuveikti. Pasižiūrėkime pirmų numerių Tautos teisingumo sąjunga, centristai tautininkai. Tai iš viso išstatė 102 žmonės, iš šių vyrų 75, moterų 27 moteris. Visi turėjo galimybę apie 140 žmonių išstatyti į rinkiminį sąrašą. Sakyčiau, nemažai jie išstatė ir jų tokie šansai yra vidutiniški. Antrų numerių nacionalinis susivienijimas tik tai 63 žmonės ir sakyčiau, kad mažai, net jei ir visi hipotetiškai patektų į Seimą, jie vis tiek neturėtų Seime daugumos, jie turėtų jungti su kitomis partijomis ir kažką ten kombinuoti. Iš jų čia 48 vyrai, vyrų vis dėlto daugiau, moterų 15. Lietuvos socialdemokratų partija 139 žmonės, beveik tiek, kiek ir galėjo, be dviejų, galbūt ten, aš nežinau, galbūt porą ir išbrokavo Vyriausia rinkimų komisija. Vyrų 83, moterų 56. Jeigu žmonės prabalsuotų už socialdemokratus, jie galėtų turėti Seime daugumą, jeigu hipotetiškai didžioji dalis jų patektų į Seimą. Dėl ko partijos, kurios rimtai planuoja politinį gyvenimą, planuoja kažką keisti Lietuvos socialinėje politikoje, jos turi tik tai vieną šansą laimėti Seime daugumą, o kad laimėti Seime daugumą, jie turi sudaryti pilną sąrašą, visur išstatyti savo žmonės, kiekviename mieste įvairių specialybių, kad, pavyzdžiui, jeigu man kažkoks kandidatas nepatinka, tai aš visada turiu didesnę galimybę pasirinkti kitą kandidatą. Taigi Lietuvos socialdemokratai, sisteminė partija, išstatė beveik pilną sąrašą. Net ir tokia partija kaip Lietuvos žaliųjų sugebėjo surinkti 114 žmonių ir čia įdomus variantas, daugiau moterų nei vyrų, 58 moteris, 56 vyrai. Ir labai silpnas rezultatas, 37 žmonės, 5 numerių, sąrašų numeris 5, Lietuvos liaudės partija, tai Eduardo Vaitkaus sąrašas, 37 žmonės, 25 vyrai, 12 moterų. Ir dabar jeigu sulyginus Lietuvos liaudės partijos sąrašą 37 ir paimkime, kad ir Lietuvos socialdemokratus, kurie išstato pilną sąrašą, ir mes matome matematiškai, kam yra didesni šansai laimėti vietas Seime, nes jeigu man kažkoks ten socialdemokratas nepatinka, aš visą laiką iš to sąrašo, čia tie, kurie simpatizuoja partijai, simpatizuoja tai Lietuvos socialdemokratų partijai, visada galės išsirinkti savo tinkamą žmogų. Bet Lietuvos liaudės partija, Eduardo Vaitkaus sąrašas, išstato tik tai 37 žmonės ir ką daryti,
tiem žmonėms, kurie, pavyzdžiui, palaiko jų lyderį Eduardą Vaitkų ir nemato tame sąraše savo tinkamo žmogaus. Jeigu būtų, pavyzdžiui, išstatyta, kaip ir turėjo faktiškai būti 141 žmogus, ir tame sąraše būtų daug normalių, adekvačių, įvairių žmonių su įvairiais gebėjimais, įvairiomis specialybėmis, įvairūs visuomenininkai, žmonėms būtų didesnis pasirinkimas ir jie būtų galėję kažką jau rinktis, bent turėti galimybę rinktis, bet mes turime 37 žmonės, aš asmeniškai tame sąraše nieko savo nematau ir šansai yra menki. Kaltė čia reiktų klausti partijos, kas sudarė tą sąrašą, kodėl jie nesurinko pilno sąrašo, kodėl taip įvyko, nes logiškai pagalvojus, jeigu už Vaitkų prabalsavo 105 000 ir nesugebėt surinkti 105 000, kurie atidavė balsą ir iš viso to skaičiaus tik tai atsirado 39 žmonės, vėliau 2 išbrokavo ir iš tų 37 yra nemažai žmonių turėjo problemų su teisėsauga, aš jau nekalbu, kad jie turi ten ir visokių rimtai klounų ir pasirinkimo nėra, skaitai sąrašą ir nieko nematai. Einame toliau. Lietuvos regionų partija išstato normalų sąrašą, 139 žmonės, matyt, čia jie taip pat buvo išstatę 141, galbūt VRK išbrokavo porą žmonių, nes tas pats skaičius kaip ir Lietuvos socialdemokratų partijai. Tai rodo, kad partijos dirba organizacinį darbą, rimtai žiūri į Seimą, nori į valdžią, veržiasi į valdžią ir suprasdami, kaip visa ta sistema veikia ir ta sistema ir naudojasi, jeigu įstatymas leidžia įrašyti 141 asmenį į rinkiminį sąrašą, kodėl to nepadarius. Kaip dabar atrodytų sąrašas numeris 5, Lietuvos liaudės partijos sąrašas, jeigu jame būtų įrašyti 141 asmo. Bet matome, kokia situacija. Vieni išstato 141, o kiti, ir aš čia pagal sąrašą pasižiūrėjau, man rodos mažiausias Lietuvos liaudės partijos sąrašas yra 37 žmonės, kiek pamenu, liktai 309 buvo, 2 išbrokavo. Kodėl toks sąrašas yra mažas? Užduokite savo klausimą ir kodėl normalus sąrašas, pavyzdžiui, pas sisteminės partijas, Lietuvos socialdemokratus, ir turime Lietuvos regionų partiją. Kas čia kaltas? Juk nėra čia nei Eriko Švenčionienės kalties, nėra ir Lekstučio kalties. Juk ne jie sudarinėjo sąrašus ir ne aš sudarinėjau sąrašus. Kodėl jie nepasiruošė rinkimams? Aišku, jeigu įvyks pravalas, jie kaltins visus, tik tai ne save, bet žiūrint iš tos pusės, šiandieną žiūriu iš matematinės pusės, aiškiai matosi, kokios bus tendencijos rinkimuose. Einame toliau, kas čia pasiruošė. Paimkime sisteminę kitą partiją, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungą. 141 kandidatas, nei vienas neišbrokotas, 98 vyrai, 43 moteris. Regionuose čia buvo 78 vyrai, 61 moteris, faktiškai beveik po lygiai pasidalinta. Trečia sisteminė partija rimtai žiūri į rinkimus ir supranta, kas yra valdžia, nori jie tos valdžios ir bent jie tą kryptim dirba. Man argumentuotų, jie kiek turi pinigų, sisteminė partija gali savo tai leisti. Čia yra tik tai pasiteisinimai, į rinkiminį sąrašą galėjo labai daug pinigų nereikia, tiesiog reikėjo nuosekliai dirbti ir
apibendrinant, reikėjo normaliai pasiruošti rinkimams, jeigu buvo iš vis toks tikslas, ar buvo toks tikslas atvesti į Seimą daugumą, kuri galėtų pakeisti Lietuvos geopolitinį ir socialinį kryptį, ar buvo kiti tikslai, ar buvo tikrai kiti tikslai, aš tai turiu savo nuomonę, jūs savo užduokite klausimą, kur sąrašas, kodėl nėra sąrašo. Ašgi neuždraudžiau Misiūnui sudaryti to sąrašo, nei Lekstutis, nei Erika Švenčioninė, nei kiti kritikai, nei Žutautas, nei tas pats Žutautas, kuris gana pažiūrė, sakyčiau, argumentuotą kritiką tam sąrašui. Ir atsakykite patys savo matematiškai, kokie šansai, net ir hipotetiškai, įsivaizduokime, visi iki vieno patenka į Seimą. Ir kas tada, aišku, daugam ten būtų laimės pilnos kelnės, nes gera alga, nes jų pačių finansinė padėtis tikrai, sakyčiau, nėra labai gera, čia tikrai taip yra. Bet imant iš tos visuomeninės pusės, iš to visuomeninio intereso, kokia būtų Lietuvai iš to nauda, nepasiruošta rinkimams ir nebuvo branginami žmonės, nes tikrai kur gauti, kaip sakydavo Stalinas, viską lemia kadrai, kur gauti tų žmonių, jie tikrai nesimėto. Ir va, jums rezultatas. Aš šiandien kalbu tik tai iš matematinės pusės. Na, eikime toliau. Taikos koalicija. Darbo partija, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija. Čia visa ta koalicija, Puidoko, Uspaskicho ir kitų ten tų politinių oportunistų, politinių klaunų partija. Va, jie sulipdė. Galima sakyti, geriau pasiruošė rinkimams 125 žmonės į sąrašą, 80 vyrų, 45 moteris. Ir lyginant su Lietuvos liaudės partijos sąrašu, jie išstatė 4 kart daugiau žmonių. Tai kieno šansai yra, žiūrint iš matematinės pusės, didesni. Partija Laisvė ir teisingumas. 80 žmonių išstatė, matyti, nekokie pas juos irgi reikalai, 49 vyrai, 31 moteris. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, čia turbūt ta Skvernelio partija, jeigu aš neapsirinku, ruošiasi rimtai, 140 išstatytas asmuo, matyti vieną išbrokavo, nes 91 vyras, 49 moteris. Va, jums jau 5 sisteminė partija, kuri pilnai išstato tiek, kiek leidžia įstatymas. Jeigu įstatymas leidžia, kodėl tom nepasinaudoti, nes rinkiminis įstatymas ir taip tarnauja sistemai, tos daugiamandatinės ir visi kiti tie trukdžiai, protų nesuvokiami trukdžiai, kas liečia vyriausią rinkimų komisiją, bet ir tuom yra nepasinaudota, tik tai kalbama, užsiimama demagogija, bet realus darbas nebuvo dirbamas ir automatiškai turėtų jums kilti klausimas, o kodėl taip buvo, kokie partijos sąrašo lyderio tikrieji tikslai, kur tie žmonės, kodėl jie neatėjo į sąrašą. Ir kiek aš žinau, Povilaitis net ragino asmeninėmis žinutėmis, man viena moteris parašė, mums reikia žmonių, mes tave įrašysim į sąrašą, nes tu rašai gerus komentarus ir tokiame lygyje buvo. Ir čia aš nekalbu šiandien apie Povilaitę, bet tas organizacinis darbas tai tikrai neišlaiko jokios kritikos, nes jeigu žiūrinti tą visuomeninį interesą, kad jau laikas keisti Lietuvos politinę socialinę kryptį ir tokiu būdu tai tikrai rodo, kad viskas buvo žiūrima pro pirštus ir žmonės, kurie neužduoda savo klausimų, matematiškai užduokite savo klausimą, ką jūs galite padaryti su
va tokių sąrašų matematiškai, kada jokios Seime daugumos neturėsite ir jokių pokyčių negali būti tiesiog matematiškai. Ir jeigu ten pateks vienas ar kitas žmogus, ten triukšmaus ir kažkokie tai darys šou ar ten vienokia ar kitokia skleis evangeliją, tas nieko gero Lietuvos visuomeniai neduos. Tiesiog reikia suprasti, kokios buvo padarytos klaidos ir ateities lyderiams nedaryti tų pačių klaidų, jeigu jie kažką ateityje norėtų pakeisti. Bet matyt, ta jėga dar negimė, nes aiškiai matosi, jeigu ji būtų gimusi, jinai būtų susiformavusi. Ir visi čia gali kaltinti, ką nori, bet yra objektyvios priežastys, objektyvūs veiksniai ir su tokiu sąrašu, ką išstatė Lietuvos liaudies partija, tikrai nėra jokių šansų. Na, žiūrime toliau, politinė partija Nemuno aušra, tai Žemaitaičio Širinskienės partija. Ir atrodo, Žemaitaitis matosi visur, visi socialiniai tinklai yra užversti Žemaitaičio įrašais, Žemaitaičio reklamą ir nežiūrint į jo politinės pažiūras, nežiūrint į tai, kad jis kartą labai stipriai nusišnekėjo, kas liečia marmalus. Bet žmogus dirba, nori politinės valdžios, nori atvesti savo žmonės į Seimą ir skleisti tą savo turbūt politinę liniją. Aš net nežinau, kokia ten yra jų programa, bet jos aš šiaip žiūriu kritiškai, vien tai, kad tenais yra Širinskienė, tokia, švelniai pasakius, patologinė rusofobija. Bet vis tiek, įvertinus rinkimams pasiruošė daug geriau ir aš manau, jie turės kažkokį tai rezultatą, tai čia aš taip galvoju. Na, konservai, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai pasiruošė taip, kaip turi pasiruošti. Sisteminė partija išstato 141 kandidatą, 101 vyrą, 40 moterų. O kodėlgi ne? Puikiausiai supranta, kad jiems visi lipa ant kulnų, visi jos nori nuversti, nes vienas lovys, o tiek daug tų kiaulių. Šiais metais 17, įsivaizduojate, vienas lovys ir visos tos kiaulės lipa viena kitai per galvą. Ir įstatymą pasinaudojo maksimaliai 141 kandidatas, tiek kiek galima. Ir tiesiog reikėtų pasimokinti iš jų to organizuotumo. Aišku, finansiniai resursai yra nelygus, bet tai nėra kažkoks tai atsiprašymas ir ten pasiteisinimas. Realiai, jeigu būtų buvusi politinė valia pakeisti Lietuvoje, atvesti tikrą opoziciją, būtų visiškai kitokia situacija. Čia atmetus visas simpatijas, antipatijas, tiesiog žiūrint objektyviai. Jeigu būtų buvusi objektyviai žiūrint politinė valia, situacija būtų visiškai kitokia. Bet deja, partinių tų sąrašų lyderiai, teisingiau lyderis, neturėjo politinės valios, nebuvo tokio tikslo, todėl turime tokį rezultatą. Dar neįvyko rinkimai, bet jau man aiškus, kokie bus rezultatai. Daugelis jūsų busit labai skaudžiai nusivylę, nes tiesiog matematiškai neišeina. Niekaip neišeina. Na, jeigu pateks vienas, maksimum 2 žmonės, jeigu jūs tai laikysit pergalę, tai tada taip, bet ką tai duos visuomeniai, tai tikrai patys suprantate, kad faktiškai nebus jokių pasikeitimų. Na, liberalų sąjūdis taip pat supranta situaciją, supranta, kaip veikia įstatymai ir maksimaliai jom naudojasi. Sąraše 141 žmogus, 87 vyrai, 54 moterys. Laisvės partija, truputį mažiau, 109, bet pakankamai skaitlingas sąrašas.
66 vyrai, 43 moteris. Na ir paskutinė 17 Lietuvos Lenkų rinkimų akcija krikščioniškų šeimų sąjunga. Va, net ir Lenkai, įsivaizduokite, Lenkai Lietuvoje sugeba pasiruošti rinkimams išstatyti pilnai sąrašą, matyt vienas taip pat buvo išbrokuotas, 57 vyrai ir 83 moteris. Na, Lenkams galima tikrai paploti, moteris čia pagarboje. Ir jeigu atvirai pasakius, ką aš rinkčiaus, jeigu man pridėtų pistoletą prie galvos, sakytų rinkis nors vieną partiją, tai aš tą 17 turbūt ir pasirinkčiau Lietuvos Lenkų rinkimų akciją krikščioniškų šeimų sąjungą. Manau, kad vien tai, kad jie prieš tas visas LGBT vertybės ir visas tas propagandas, aš nesakau, kad aš už juos balsuosiu, aš už juos nebalsuosiu, bet jau jeigu reiktų, sakytų, arba, tai aš pasirinkčiau 17 numerį. Va, tokie reikalai, kas liečia partinių sąrašas, Vaitkaus sąrašas, Lietuvos liaudies partijos sąrašas pats mažiausias ir mažiausiai, matyt, turi šansų perlipti 5 procentų kartelę. Na, trumpai noriu pereiti prie kitos temos. Šiaip, žinau, prie maisto temos. Šiaip esu tokios nuomonės, kad Lietuvos parduotuvėse faktiškai nebėra tikro maisto. 80 procentų ten nuodai, bet manęs jau niekom nebenustebinsi. Bet va tas Facebook'e įrašas, čia R. Gitana jį parašė, mano žmona pasidalino, aš jį atkreipiau dėmesį ir truputį krūptelėjau dėl vienos tokios priežasties. Ne apie tai, kad į maistą deda tos visokius priedus, chemikalus, bet dėl kitos priežasties. Na, perskaitysiu aš trumpai tą įrašą. Kaip produktai, kabutėse, atnaujinami prekybos centruose ir turguose. Aišku, kad ne visada perkame šviežias prekes ir taip jau aišku, kurias supakavo tik vakar. Dažniausiai metodai. Nešviežia mėsa paverčiama malta mėsa, o jei parduotuvė yra delikatesai, tai siunčiama ten į kotletus, marinuojame ir parduodame šašlykams. Supuvusios vištos ir viščiukai siunčiami ant grotelių. Nuo sūrių nupjaunamas pelėsis, kurio neturėtų būti, ir vėl dedamas sūris į ekspoziciją. Kad dešra atrodytų gaiviai, nuplaunama plovykliais ir įtrinama saulėgrąžų aliejumi. Taip pat gaminama kažką iš pasenusių produktų sūrio ir mėsos, etiketėje nurodo pakavimo datą. Ir niekada mes nesužinosime tikrojo šio pasibaigusio produkto galiojimo laiko. Dėl ko aš perskaičiau tą įrašą, ne dėl to, kad kapitalizme yra pagrindė tik pelnas, apgauti žmogų, ne tai, kad apgauti, apvogti jie. Ir čia toje vietoje visiems aišku, kad verslininkai apvogė žmogų, įkiša savo purviną leteną į žmogaus kišenę, ištraukia pinigus, apvogė jį. Bet toje vietoje jie parduoda jau pasenusi maistą ir čia antrasis smūgis žmogui. Jis gali apsinuodyti, gali turėti rimtų sveikatos problemų ir prie dabartinės Lietuvos medicinos, sveikatos apsaugos tikrai tai yra didelės problemos. Nėra jokios moralės kapitalizme, nėra jokios sąžinės, viskas pastatyta ant pelno. Ir dar pasakyčiau, kad sekantis kapitalizmo matyti etapas bus kanibalizmas ir čia tikrai yra nesarkazmas. Na, aš tai pagalvojau, ką padarytų Stalinas su tokiais verslininkais, kurie pasenusi maistą bandytų išstumti, manau, pastatytų prie sienos, juos sušaudytų. Ir tai turbūt būtų teisingas sprendimas, nes subujojo, tie kapitalistai subujojo ir labai jau atidžiai reikia parduotuvėje viską žiūrėti, faktiškai tokių dalykų kaip ten salotų ar ten gatavų, ten visokių ten tų kotletų, tiesiog negalima pirkti. Ir
Va tokia situacija su tuo maistu ir faktiškai eina visais frontais. Nuodėjami mes per maistą, per marmalus, per oro užterštumą ir per karus. Nebėra žmonėms vietos ant tos žemės. Tai tiek tada šiam kartui. Na, tiesa, jau girdėjote turbūt naujieną, kad Vaidas Žemaitis Lekstutis susikūrė dar vieną kartą YouTube kanalą ir po savo video įdėsiu aš nuorodą, kur yra jo kanalas, kad būtų lengviau surasti, nes kartais įvedus YouTube į paieškos sistemą jo pavardę meta kažkokius ten feikinius video. Tai aš po video aprašyme įdėsiu nuorodą. Na ir Vaidas minėjo, kad darys transliacijas gyvai, sekmadieniais atsakys į jūsų klausimus, galbūt šį sekmadienį, galbūt kitą. Ir žadėjo priešrinkiminę bombą, jis man net nesakė, kas ta per bomba, turi matyti informacijos. Na, palauksime ir pasižiūrėsime. Taigi, Vaidas susikūrė kanalą, kviečiu prenumeruoti. Ir tada, kaip ir viskas šiandien, ačiū, kad klausėte ir tada iki kitų kartų.